Tai nesiniai mano draugas Lukas, jis rado šitą kamuoliuką, nežinau ir žinos, kas čia yra, čia gal kokių 15 metų relikvija, čia yra kamuoliukas, ant kurio yra Looney Tunes charakteriai. Ant šito, pavyzdžiui, yra Lola Bunny, labai nutrinta, bet šitie kamuoliukai būdavo bomba tiesiog. Jos gaudavo, kai tiesiog ten pirkdavo prekes ir tiesiog gauni kamuoliukų ir ten... Ir dar jeigu kažkokį gauni, kuris yra žiauriai ten kėts kažkoks permatomas, arba ten pilnai kažkokios keistos spalvos, tai tiesiog būdavo į vierchas. Darželio vierchas. Bet viskas baigėsi, darželis buvo prieš ten 3 metus, jau viskas, suaugęs vyras. Reikia naikinti praeitį, kad dirbtume į ateitį. Taip kalbama. Tai šitą kamuoliuką noriu pabandyti sunaikinti, bet ne tiesiog sulaužyti, numesti, bet čia nu ką, neįdomu. Reikia pilnai, kaip įmanoma, tiesiog visais būdais sunaikinti. Vaikystė vienam kamuoliukė. Bet taip padaryti. Tai reiškia, reikia sunaikinti kiek įmanoma skirtingų būdų. Bet aš nežinau tų būdų. Ir aš nežinau kokių profesionalų. Reikia surasti kažkokių. Bet aš žinau žmogų, kuris žino. Aš žinau žmogų, kuris žino kitą žmogų, kuris žino, kaip padaryti dalyką, kurio man reikia. Sunaikinti šitą kamuoliuką. Tai pirmas žmogus, kurio man reikėjo, tai yra mokslininkas, kuris dirba būtent naikinamologijoje ir jis puikiai žino, kaip naikinti dalykus. Tai aš jam paskambinau. Alio, Jurgi, girdi? Alio? Alio, jo, girdžiu, Gerai. sakyk, aš čia Klausimas, dirbu, ką tu nori? Kaip naikinti kamuoliuką? Aš nežinau, aš dabar Ką? neturiu, bet įsivaizduoju Kamuoliuką? Aš čia vėčiu bandau naikinti, kokį tu kamuoliuką? Va tokį kamuoliuką. Man reikia jį sunaikinti. Visais Gerai, įmanomais būdais. gerai, Klausau. paklausyk. Gerai, pirmiausia reikia emociškai. Tu turi įslužyti su emocijom, nes kitaip ten bus sunkiau toliau. Užsirašai? Alio? Ar tu durnas? Jo, klausausi, aha. Gerai. Nu, ką sakiau? a, Ką aš sakiau? Kažką tai embroidas čia biologija. Emociškai, emociškai. Emocinis, Oh my god, gerai, tada mūsiškai. Kuris galėtų emociškai slūžyti. Nesijaudink, gerai, toliau. Mūsiškai. Tai turi... Bus? Čia turi būti toks... Turėsiu. Rap, Pažįstu prose, vieną bet... žmogų, kuris ten gali labai gerai suvaryti. Lygtai. Gerai, finansiškai, man atrodo, finansiškai ten reikia, nu tiesiog, pinigų, jis turi neturėti, tas kamuoliukas turi neturėti Aišku, kamuolių. viskas čia surandama, viskas įmanoma. Tada legaliai, turi paduoti teismą. Turi kažką? Advokat, pala. Aš turėjau vieną advokatą, bet aš dėl jo 3 metus sėdėjau, tai aš nežinau, ar aš labai noriu, bet nieko, paskambinsiu, jis gal ten nori padaryti kažką gerą pagaliau, nes man tai nebuvo linksma. Tarkim, nu gerai, tada reikia dar kosmiškai, reikia tiesiog sugadinti jo visas Pačioje pasaulėžiūrą. pabaigoje visiems reikia įsunaikinti, sulaužyti, sudaužyti. Nu gerai, jo, bet gerai, ačiū, viso, gerai, jo, aha, taip. Tu ten dirb. O tai atlygis? Oi, gerai, tai dabar mes pakalbėsime apie tą naikinimą, nes čia šiek tiek buvo pasabėlių. Tai gerai, tai pirmiausia, ką mes žinome apie šito kamuoliuko naikinimą? Pirmiausia, kad aš žiauriai šiek tiek tai nupaišiau tą naikinimas. Ten tik tai ta antra A šiek tiek nelabai gerai, ta S šiek tiek, bet šiaip viskas kitas visai gražiai atrodo. Tai čia šitas jau yra pažymėta. Bet gerai, mes turime 1, 2, 3, 4, 5, 6 lygius ir mums reikia nuo juos visus įvykdyti, kad mes galėtume tada oficialiai sunaikinti. Bet va čia, kur bus fizinis, tas kamuoliukas bus pilnas, bet tada jis lūš, nes jis fiziškai bus naikintas. Tai bet čia toks planas, bet pirmiausia reikia visus šitos padaryti. Tai gerai, tai mes turime va tokį planą. Dabar kaip tai padaryti? Geras klausimas, aš nežinau, bet žino žmonės. Aš turiu žmogų. Čia žmogus bus, čia žmogus bus. Šitas tai gal su grandinėliu kokia bus, nes jis kietas raperis greičiausiai bus. Čia žmogus, kur su pinigais bus, jis su akiniais kietais. Čia kiti akiniai, nes, nu, tipo, jis kietas žmogus. Čia advokatas, tai jis su peruku tuo. Nu, čia teisėjas būna, bet visiems žmogus. Egzistavimas. Nežinau, galėsime tą patį mokslininką pasikviesti. Jis, manau, gerai visą ten pakalbins, galime jam tos juokingos sakinius uždėti. Jis toks taip durnai atrodo, bet, nu, taip va, didžiagalvis. Ir tai fiziškai, nežinau, galime kokį tiesiog statybininką pasimti, tai galime su tą, kur kepurėlė bus. Jeigu nebus kepurėlės, tai nors kokį apsauginę lemenę. Tai mes turime tokį būtent idėją ir bandysime žiūrėti. Ir po kiekvieną kartą, bam, ir ant pačios pabaigos turėtų jis būti pilnai sužytas. Sveiki, mano vardas Laimonas, dažinamas kaip Laimonas Juokas. Aš turiu savo laidą NBL, Nacionalinis Bairių Legionas. Ką esate matę, ten žiauriai juokinga. Mano šiaip tikra pavardė nėra Juokas, aš nesu Laimonas Juokas, bet visą vaikystę visi tiesiog juokėsi iš manęs. Tiesiog tai
pasivadinau tiesiog, manau, visai atitinka. Ignas paprašė pasakyti kelis bairius, tiesiog pajokauti aplink kamoliuką, kažkokį krištolinį, nežinau, krištolinį, pasakė krištolinis, aš nežinau, koks ten tiksliai yra. Nežinau, labai atrodo durnai, bet pabandysime. Šiaip ant scenos aš jau ilgai nelipau, gal kokius 20 metų, jau baigiau ten, nes man nepatiko, gąsdino mane žmonės. Bet kai tokia galimybė pabandyti, pasižiūrėti, gal kažkas išeis. Visi, kamoliukas, kas čia yra, pajokauti apie kamoliuką. Apskritas, apvalus, lengvai. Labas vakaras, Lietuva! Daugiau garso! Gerai, pradžioje pasiklausime, gal aplink tiesiog netikėtai gali būti auditorijoje stiklinių kamolių? Nieko nėra, gerai. Bet čia pajaukausim šiek tiek, pamatysime. Šiek tiek sesuoju, atleiskite, aš eseniai nelipęs ant scenos, bet nieko, pamatysim, pabandysim. Tai turėjau vakar pokalbį savo psichologu. Šiaip labai durnas dalykas, jis tipo, psichologas turi stiklą, langus, jis turi langus. Kas turi langus savo kambarį? Kas čia per nesąmonę? Jūs girdite? Šis stiklas yra toks durnas dalykas, tiesiog viską gaminkime iš plastiko, irgi permatomas, tik tai, kad nelūžta. Jeigu tu pagamintas iš stiklo, tu turėtum liūdėti. Jo, ačiū. Bet ne, šiaip turiu šiek tiek blogų žinių. Pasirodo, kad pasaulyje yra daugiau durų negu ratų. Jo, aš čia, žinau, čia gal atrodo sena informacija ir atrodo, kas čia per nesąmonė, ar tu durnas, bet pasirodo, aš susapnavau tai. Vakar, taip, jūs nepatikėsite, vakar tiesiog sapnas. Aš miegojau, bam, tiesiog pašovė į galvą ir pašovė ir pasakė, kad durų yra daugiau. Čia nežinau, čia gal prieš 3 metus tai buvo aktualu, bet aš dabar sužinojau. Klausiu, kodėl čia taip yra svarbu, nes ratai yra nesąmonė. Viskas, kas yra apvalu, ką jūs juokaujate, kam tas apvalumas? Nereikia apvalumo. Tas sako, išras dar kartą ratą. Iš viso, kam jis buvo išrastas? Kad lengviau judėti, kad ten kažkokie žmonės nėra su ratais. Mums nereikia ratų. Mes gimim tokie, kokie esame. Kam čia? Ratai, kažkokie ratai. Jūs čia mašinos turėkite. Žinote. Jo. Gerai, šitas nelabai, matau, yra šiek tiek ratų entuziastų. Nu gerai, aš pripažinsiu, žaibas mokynas man irgi patinka, vas jos spalvą turiu. Geras tikrai yra žmogus. Bet vakar žiūrėjau futbolą, ten visai įdomiai, ten spardė kamuolius. Nežinau, kodėl čia tiek daug apie tuos rutulius kalbu šiandien, nežinau, tiesiog kažkaip tai keistai tema tokia tiesiog kirto. Tiesiog spardo. Ir yra žiauriai keistos taisyklės būtent futbolo, nes tipo, visi negali naudoti rankų, išskyrus 2 žmonės. Tai yra vartininkas ir teisėjas. Teisėjas iš vis net neturėtų žaisti. Aš nežinau, vakar žiūriu, tiesiog rodo raudonas korteles. Ar čia Uno mes žaidžiame, kas čia vyksta ir jūs suprantate? Čia tai geras, šitas geras. Nu gerai, pasiklausim. Pavyzdžiui, jūs ką šiandien dirbate? Aš stiklo gamyklą dirbu, stiklo fabrike. Kažkaip labai keista. Stiklo gamykla, stiklo fabrike, jūs juokaujate, tai ką, ir ten laužai stiklą? Nu gerai, o tarkime, tai gerai, pagamini stiklą, ne? Koks kitas procesas, ką tu turėtum daryti, kad tas stiklas būtų geras, kad jis nelūžtų, nes aš matau, yra stiklų, kurie nelūžta. Ar jūs gaminate tokį stiklą? Ne, nelabai. Tai visi jūsų stiklai lūžta, Ai, nu tai tada užuojautų, nu žinai. Aš nesu didžiausias stiklo gerbėjas, kaip matai, bet pamiršau, ką norėjau sakyti. Pamiršai sakyti. Tai dabar labai šiaip dar keistai orai yra, nepastebėjote, vis keistai ir žmonės tiesiog atrodo nesupranta, kaip rengtis. Nes aš sutikau neseniai savo draugą ir, nu, orai dar tokie keistoki, bet ką tik iš Varšuvos, bet taip atrodo dar visai pakankamai šilta. Aš sutinku draugą ir jis atrodo lyg į Everestą bandys lipti. Okei, Aurimai, nežinau, kad tu čia toks įdomus, nes, tipo, yra 10 laipsnių, jis su 2 striukiam. Aš nesuprantu, kodėl žmonėm reikia 2 striukių. Toks keistas dalykas, aš nežinau. Žinote, dar ten žmonės kartais pasidaro, kad žmonės nenori išmesti kojinių, kai jos yra plyšusios, tai ką jie daro, tiesiog susideda antrą kojinę ant tos, kuri yra plyšusios ant kitos vietos, tai tiesiog, kai jos susideda, jos atrodo, kad neplyšusios. Jo, šiaip žiauriai keistai, nežinau. Dar nepastebėjo žmonės, kaip aš nešioju, tai man atrodo visai veikia. Na, mane flash. Nu gerai, viso gero.
Jeigu juokinga ten buvo, tai juokinga. Ok. Jo, tai Ignas paprašė sukurti kažkokį tiesiog dainą apie kažkokį kamuoliuką, nežinau. Aš tiksliai nesiklausiau, nesidomėjau. Davė darbą, darbas yra darbas. Jeigu neturi darbo, tai tada tu atostogauji, poilsiauji. Tai reiškia, duodi priešams šansą tave pasivyti. Reikia darbo. Gavau darbą, tai pajudėsiu. Mano vardas Tričeinas, jūs gal žinote mane iš tokių gabalų kaip 3 gaideliai, 3 paršeliai, numeris 2, 3. Daug kas klausė, kokia mano sėkmės paslaptis. Tai tiesiog būti sėkmingu, laimingu. Medaliai patys nesusirenka, kaip sakoma. Daug pastangų darbo, toks darbas, kaip žinote. Čia reikia kartais padirbėti. Nauja muzika, klausykitės, judam. Čia visai įdomu, pamatysime. Paprašiau savo komandos, kad man jau kažką ten kurtų darytų. Pabandysim, padarysime, sudaužysime tą kamuoliuką, kaip sakoma. O kodėl jūs darote šitą interviu pirtyje? Čia taip karšta ir kodėl jūs ją įjungiate? Kodėl čia negalėjot nors pasakyti, kas čia vyksta? Gavau iš prodiuserio žinutę, greičiausiai ten gabalas, iš kurio mes varysime ant to kamulio. Galim pasiklausyti, davai, žiūrim. Visai varo, kažką tikrai padarysim. Barate, tavo zvindeliuote. Prisimena tik kai mato, niekas tavęs nebesako. Magnetukai ant šaldiklio, tavo buvęs nusirilo. Padarytas tu iš stiklo, mato šokės neužilgo. Kristalins kamuoliukas nusirito vietą. Ar kada matai save, taigi iš stiklo. Kristalins kamuoliukas nusirito vietą. Kažkada jis buvo tokio, Įdomiai. Šito aš pasidėjęs tiesiog dėl šito bairo, viskas. Čia visą video buvau užsidėjęs dėl šito būtent bairo. Gerai, viskas, reikia įdėti, toliau. Kamuoliukas bus sudaužytas. Sveiki, aš esu Tomas ir aš vienas iš turtingiausių žmonių pasaulyje. Klausau, pinigai kalba? Kas kalba? Pinigai? Pinigai. Gerai, galiu kalbėti. Tai visą gyvenimą tiesiog dirbu aplink pinigus. Pinigai tiesiog yra geras dalykas, ką galiu pasakyti. Be pinigų negerai. Ir aš laimingas, kas ten sako, laimės nenupirksi pinigais. Aš tai nusipirkau, kainuoja 300 milijonų. Turiu kontaktą, jeigu reikia. Jo, tai su Ignu draugas esu ten kiemo laikais. Jis ten tiesiog durnas buvo, nieko nedarė, o aš to laiko tiesiog kaliau pinigus. Vaikystėje dirbau kasyklose, tada praleidžiame 10 metų, nes daug nelegalių dalykų padariau. Ir dabar čia aš. Jeigu pažiūrėti žurnalą Žmogus, ten yra parašyta, kad aš esu top 30 žmonių pasaulyje pagal turtingumą. Nekreipkite dėmesio, kad aš esu redaktorius to žurnalo, bet čia jau kas tiesa, tas nemelas. O kas nemelas, tai tas yra Žmogus žurnale. Važiuokite. Palaušime mes tą kamuoliuką, nesvarbu, ką jis padarys. Jis tikrai nematė tiek pinigų, kiek aš turėjęs. Aš tiek pinigų padariau vakar, kiek jis matė per visą savo gyvenimą. Greičiausiai daug nematė, nes jis yra kamuolys. Ten rutuliukas, jūs matėte tą? Darna. Bus sudaužyta. Ką šiandien nešioju, tai čia yra iš Louis Vuitton, auksinis švarkas, Gucci, Balenciaga, Prada, AP, Rolex, kolabas, pinigai iš spaudyklos. Ne mano, aš tai neturiu, aš neplaunu pinigų, ką jūs. Tai girdėjau pinigų tiesiog neturi, tai ką, bevertės esi? Parodysiu aš tau tikrą, turtingo žmogaus esybę. Tu pamatysi, koks tu esi bevertis. Tu matai kiek čia?
Čia yra milijonai, čia yra tau neapskaičiuojama. Kodėl jis nesistebi? Kas čia vyksta? Visiškai nesvarbu čia. Aš čia visą savo mėnesinę alką ištraukiu, kas čia vyksta? Pinigai tau nesvarbu, tu pažiūrėk, laikrodis 3 milijonai ant mano riešo, tiesiog, va, yra, akiniai 5 milijonai. Aš turtingesnis, šitie akiniai turtingesni už visą tavo šeimą, tu įsivaizduoji? Oi, tu sonu, gerai. Rimtas riešutėlis. Tu klausai, tu pamatysi, kas yra tikra galia, tu suprasi. Tu žiūrėk. Spider-Man'o žaidimo, pirma kopija, eina už milijardus, man atrodo. Tu tokios niekur nematysi, tokio neturi tu, nes tu kamoliukas, iš viso kažkoks krištolinis, stiklinis, kas tau čia yra? Spider-Man'o, tokio tu neturi. Dar čia pasižiūrėk, PS5 čia. Tokio neturi. Laikrodis, dar vis yra. Čia netgi kitas, čia net ne tas pats. Čia 3 milijardai, visiškai skirtingas laikrodis. Ir tu net nesupranti to, nes tu tiesiog esi be pinigų. Niekas nepalaužia, kas čia vyksta. Aš visą savo gyvenimą dirbau ir dabar net negaliu įtikinti kažkokio krutulio, kad aš kietesnis, kas čia vyksta. Nu tu žiūrėk, visi kiaušiniai, nuo vieno iki kito. Čia buvo višiukai, jie tiesiog neįsirito ir dabar aš turiu visus 12, net ne 12, čia daugiau, ne, mažiau, čia 10 kiaušinių. Tu neturi tiek, nes tu neįperki ir tu turėtum pavydėti. Švarkas iš tikro aukso šilko. Tu niekur tokio nerasi, čia iš Dubajaus ekskliusiv, Dubai šokolado. Ką tu padarysi? Nieko, nes tu neturi auksinio švarko. Tu iš viso, tu tiesiog esi rutulys kažkoks. Gėda. Tas kamuolys labai už mane. Kas čia vyksta? Ką daryti? Gerai, klausyk tu, žiūrėk. Aš tau parodysiu savo šeimos nuotrauką, tu pavydėsi mano šeimai, tu žiūrėk. Mano šeima manęs nemyli. Aš neturiu šeimos, kodėl. Aš viską tiesiog velniui sielą tada. Ką aš darau savo gyvenimu, ką aš darau. Kodėl aš čia kalbuosi su kamuoliuku kažkokiu? Aš čia per gyvenimas. Neverta būti milijonierium, Ką Žignas čia padarė, ką jis padarė? Ai. Ko tu žiūri, eik iš čia. Nenorėjau, kad pasakyčiau, kad jis apvogė. Jis man pasakė, kad apvogė, ką aš turėjau sakyti. Jis man pasakė, tai aš ir sakau, kur problema. Ir ką, kad aš advokatas jau, aš nieko nepadariau blogo, ko tu nori? Aš dar negavau praeitą atlyginimo, nes jis pyksta, kad kadangi jam buvo skirta 3 metų namų areštas, jis gavo 2 metus kalėjimo. Aš nesuprantu, kur problema, 3 yra daugiau už 2. Aš jam sumažinau. Ir ką, ir pabus kalėjime, ten jam padės. Klausau, lopų kontorą, jo. Ar turiu laiko? Jo, turiu, bet skubėkite, nes man laikas labai yra naudingas ir svarbus ir galingas. Partinkit žmogų, kiek varite? 100 traumų, eik tu savo, davai varome. Kas jums būda, kas ten? Mirties bausmė? Susitarsim dėl 2, nes gerai, paskambinsim, skaičiuoju. Pone asmenybė, aš norėjau šiandien būti teisme ir, mano ten tas klientas, ten, supratau, verkia, ką padarysi, bet pramiegojau, ne visi advokatai čia gali atsikelti ant 3 dienos. Čia yra pakankamai anksti. Ignai, labas, kaip tu, ką tu čia, ką gero. Jo, atsimenu, ten kažkaip buvai neteisingai apkaltintas ir dėl manęs 3 metus prasidėjo, ne? Eiktas, čia. Geras, jo, čia atsimenu, žiauriai kietai šį buvo, įdėjęs savo CV-tą. Aha, kamuoliuką kažkokį. Kamuoliuką. Šiaip aš kažką tai ten mokinausi savo teisės tam egzaminui. Kažką tai kamuolių teisės kažkokios. Tiesiog reikia nubausti jį, užbausti. Jo, gerai, tai davai, aš pabūsiu tada teisėjas, naikintojas, advokatas, viskas vienu metu. Tai tada bus ramu. Jo, davai, gerai. Sveiki, mano vardas yra Lopas Trolopas, aš esu vienas iš geriausių advokatų Lietuvoje. Tai būtent parodo mano blogų
atsiliepimų nebuvimas, nes aš juos moku ištrinti. O jeigu kažkas norėtų palikti blogą atsiliepimą, dar dažnai tiesiog yra kalėjime, tai jie ten nelabai turi interneto. Tai čia aš kol kas tiesiog be reitingų esu. Tai tas pats kaip geri reitingai. Jo, advokatų šiaip nebuvo lengva tapti. Šiaip pasirodo, ten reikia kažkokius labai sunkius egzaminus, bet niekas neteisė už tave, jeigu pasakai, kad tu esi advokatas tiesiog. Ir žmonės tiesiog tiki. Aš parašiau, aš advokatas ir žmonės tiesiog labą dieną, reikia advokato. Aš nueinu ir padarau advokato darbą. Tai kur problema? Bandžiau kažkada išlaikyti tą egzaminą, kad būtent priimtų tuos kietus advokatus, kur duotų kažkokį, nežinau, plaktuką ar kažką, tai gal tą peruką. Ne, nieko nepavyko. Tai nežinau, aš net neradau svetainės. Aš parašiau tapti advokatu ir man nieko neišmeta. Taip. Čia jau labiau ant jų. Teisę nusimanau kaip savo 7 pirštus. 10 turiu, bet 3 kaip nežinau, pavyzdžiui, aš neatsimenu, kaip vadinasi, šitas tai nykštys, šitas mažylis, šitas vidurinis, bet šitų tai neatsimenu. Vienas žiedo, man atrodo, kažką, bet, neatsimenu kai kurių. Tai jo, dar yra 10 ant kojos, tai dar yra 10, tai aš iš 7 iš 20 turiu tik tai, atsimenu. Bet gal yra ir nykštys kojos gal. Jo, tai Ignas tiesiog paprašė kažkokį kamuoliuką užteisti, lengva, ką žinau, čia... Bet ką galima, jeigu tau tiesiog nepatinka žmogus, tu tiesiog jį į teismą paduodi. Taip veikia tiesiog gyvenimas. Pavyzdžiui, vakar mačiau žmogų, kuris ėjo su 3 šunimis. 3 šunys jau yra tikrai per daug, tai aš tiesiog padaviau į teismą. Aš nieko nelaimėjau ir aš turėjau daug susimokėti ir aš dabar esu dideliuose nuostoliuose ir man reikėjo įsimti tiesiog lizingą, bet gali paduoti, niekas netrukdo. Ja, tai kamuoliukas tiesiog labai lengvai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taip galima lengvai. Jūsų ekscelencija, ar jūs gal kažkada matėte žalią kamuoliuką, permatomą, čia yra kažkas negerai. Baudžiami. Pone draugė, galima su draugu? Aišku, kad galima. Jūs matėte, ten yra parašytas, nupaišytas kiškis. Tai čia yra gadinama kiškių reputacija. Nepagalvoti apie tai. Tam kamuoliukai yra daugiau metų negu kai kuriem vaikams. Tai biški gąsdina, nemanote? Tai reikia bausti. Aš jau norėčiau pasakyti, kad ten nėra saugus dalykas, jį galima praryti, o stiklą jeigu valgysi, yra labai labai nesveika. Prašau, ponė, aukštenybė, jūsų legolekcija. Padarykite kažką dėl to. Pagal po kodekso 3 skiltį, šiaip visi kamuoliai yra nelegalūs. Tai kodėl mes leidžiame šitam nelegalui tiesiog būti mūsų akiratyje? Bet jūs primeskite, jis iš stiklo. O stiklas yra šiaip pakankamai brangus resursas. Tai šitas daiktas tiesiog naikina mūsų ekonomiką ir vogia mūsų resursus. Ir jis net nieko nėra vertas. Aš dar norėčiau pasakyti, popanautai yra geresni žaislai. Tai jeigu pažiūrėtume iš tos pusės, ką mes iš viso čia darome? Iš karto galime tiesiog pasakyti, kad čia yra nesąmonė. Ir tiesiog nubausti. Tiesiog, gerai, baudžiam. Ignas čia dabar nori, kad aš tau sugadinčiau pasaulėžiūrą, kažką pasakyčiau, bet nežinau. Tiek daug naikinimo. Ir taip dabar jau yra per visą pasaulį. Aš nežinau, ką aš tau čia dar galėčiau pasakyti. Mes esame mažos skruzdėlės visoje visatoje. Tai ką mes čia būtent darome? Nežinau, gal tu čia daugiau žinotum, nes tu esi kaip ir skruzdėlės dydžio. Gal tave netgi galėtų paimti skruzdėlę, nes ji visai tokia stipri. Šiaip visai įdomu, ar skruzdėlės yra tipo žiauriai kietos, nes tipo jos daug gali panešti. Visai geras klausimas. Bet pagalvojus visatoje, kiek yra? Begalybė planetų. Ir mes esam čia dabar vienoj ir aš čia kalbuosi su kamuoliuku, kuris irgi yra kaip planeta. Tu galimai esi planeta, tu net nežinai, gal ten kokioj, kokia molekulė yra ant tavęs, kur yra visa galaktika, yra milijardai gyvybių. Gali tai būti, nes gal mes esame čia, nes kai mes, pavyzdžiui, pamatom kažkokį mažą objektą, tai mes mažas objektas, bet tada kažkam tai mes gal esame mažas objektas. Mes niekada apie tai nepagalvojame. Kiek daug žvaigždžių ir kiekviena žvaigždė yra vienas karščiausių dalykų pasaulyje. Čia net nekalbu apie grožį. Tiek daug gyvūnų, tiek daug išnykusių gyvūnų, tiek daug atsiradusių gyvūnų. Aš ne, gal atsiranda, gal dabar ne tiek daug atsiranda, kažkaip nustojo juos leisti. Galėtų kokį naują leidinį išleisti. Sakoma, kad reiktų elgtis su kitais, kaip tu nori, kad su tavimi elgtųsi. Bet tai čia veikia ir su kamuoliais. Jeigu aš čia dabar naikinu tavo pasaulėžiūrą, aš naikinu ir savo, aš noriu, kad man sunaikintų pasaulėžiūrą. Gal taip ir reikėtų, nes jeigu, pavyzdžiui, ten pasakytum praeitie žmonėms, kad ten, pavyzdžiui, kažkoks karalius nesukūrė visos visatos,
Nors jis ten sako ir todėl jis ir karaliauja. Ir tu įrodai, tai sunaikini jų pasaulėžiūrą. Bet ar jie to nori, aš net nežinau. Čia yra geras klausimas. Čia yra toks dalykas gyventi mele. Tai čia toks įrodomas melas. Tai čia net nežinai, ką daryti. Pavyzdžiui, kodėl vėliavos yra stačiakampio formos. Yra kelios, kur ten yra kvadratas arba kažkokia kita durno forma. Kodėl beveik visas stačiakampis? Kas ir nusprendė? Kodėl, pavyzdžiui, nepradėtų nuo kvadrato? Arba apskritimo, koks tu čia esi toks apvalus, galėtų kurti rutulius. Nes dabar sukuria kokį valstybės tiesiog kamuolį, kokį Lietuva, ir tiesiog yra kaip gaublys, tiesiog su 3 linijom. Nu, gal visai įdomiai, bet ir galėtų tokius tiesiog padaryti vėliavas iš karto. Ir tai galėtume mes tokį kietą turėti apskritimą. Rutulį, kuris toks išskirtinis būtų. Nes dabar stačiakampyje nelabai ką tu gali padaryti. Kaip tu manai, čia toks geras klausimas. Dar pagalvojus, kiek mažai laiko praėjo. Jeigu mes žiūrėtume, mes dabar esame 2020 kažkėlintais metais. 21 amžius. Čia pirmas dalykas nesąmonė, kad 21 amžius. Negalėjo tiesiog pradėti nuo 0 amžiaus, o ne 1. Ir dabar būtų 20 amžius, nes logiškai, čia kita tema. Pagalvojus, praėjo 2000 metų, bet prieš tai buvo keli šimtai milijonų. Keli milijonai tiesiog, bet tada Žemė ten yra milijardais, Saulė yra milijardais. Aš nežinau, Žemė milijardais, bet daug yra. Žemė tikrai sena. Jau neuždėtum tiek žvakučių ant torto. Kur baigėsi? Nes ten sako, kad Saulė sprogs. Jis tiesiog skamba nesąmoningai. Pagalvojus, ten sako sprogs po kelių milijardų metų, bet taip pasižiūrėjus, pažiūrė į dangų ir nėra Saulės. Bet net nebus kam žiūrėti, nes reikia Saulės, kad išgyventi. Bet gal net nereikia. Nes technologija tai toks wow dalykas. Technologija yra magija, galima sakyti. Ir gal galima sukurti kažkokį dalyką, kad atkurtų Saulę. Ne tai, kad atkurtų, pakeistų Saulę. Bet būtų labai keista tiesiog žiūrėti, nėra šviesos viršuje. Visa šviesa dirbtinė. Dar tas noras persikrustyti į kitas planetas. Wow. Gyventi Marse kažkada, čia neįtikėtina būtų. Gyventi ten kažkur kitur, tiesiog visiškai kitas pasaulis. Ir tada visi istorija kažkiek atsikartotų, kad būtų tyrinėtojai, ten ieškotojai, būtų Kolumbas. Tai ne Kolumbas būtų, ten būtų kažkas kito, nes Kolumbas jau mirė prieš kelius šimtus metų. Net nebūtų Portugalijos ir Ispanijos, kas jam padėtų, jam būtų kažkokia kita šalis. Nes abejoju, kad kažkokia kita šalis persikrustytų kitą planetą. Bet gal taip gali būti. Įsivaizduok, nuskrendi į kokį ten Marsą, ten yra tiesiog Lietuva, nes antra Lietuva. Wow, būtų. Ar pagalvojus, kokie skaičiai. Mūsų Žemėje ten yra keli milijardai, kas yra labai daug. Milijardas yra daug. Pabandyk suskaičiuoti iki milijardo, tu ilgai labai užtruksi. Jeigu, pavyzdžiui, skaičiuotum kas sekundę po vieną, tu užtruktum milijardą sekundžių. Bet ten yra visokių kitų, žuvų, visokių vabalų, visokių gyvūnų. Yra šimtais tūkstančių kartų daugiau. Jeigu tai pagalvotum, jeigu ten dėl tos pačios skruzdėlės norėtų tiesiog, aš manau, jos galėtų susiburti ir pakankamai būtų skruzdėlių kiekvienam žmogui. Ir jos galėtų tiesiog užkariauti pasaulį. Bet jos to nedaro, nes jos maladės. Daro tiesiog savo kalnus ir gyvena gerai. Mūsų pasaulyje 3 milijonai. Bet Lietuvoje nėra 3 milijonų. Bet pasaulyje yra 3 milijonai lietuvių. Tai visi persikrausto, kažką tai visi ten daro. Čia greičiausiai neskaičiuoja tie, kurie yra kapuose. Tada yra daugiau negu 3 milijonai. Čia geras klausimas, kur, pavyzdžiui, koks karalius Mindaugas yra. Ar yra jo palaikai iš viso? Yra jo skeletas, ar tiesiog jis pradingęs? Šitą greičiausiai būtų galima paguglinti, bet dabar ne tas laikas. Prasiplėtė mano mintis. Nežinau, kaip tavo, man visai gerai įsikalbė. Čia buvo kietas. Nu gerai, dabar šiek tiek pakalbam, kas nutiko. Tai viskas įsivykdė kaip ir turėjo. Mes sudaužėm emociškai, ten pridaužė bairiais visokiais, tai čia visai gerai. Muzika, nu ten tokia įdomi, bet užskaitysim pinigai. Šitas toks ant klaustuko, man atrodo, ten labiau jau jį sudaužė, bet koks skirtumas. Teismas, aišku, tada egzistavimas. Aš kaip supratau, ten kažką tai sakė ir aš kaip supratau, kad jo, užskaityta. Liko paskutinis fizinis. Mums reikia sudaužyti pagaliau šitą kamuoliuką, sunaikinti į amžiams. Ir tada būsim laisvi. Šitam kamuoliukui Honda. Pasirinkau iš kažkokios ten techniką tiesiog šitą. Varysime. Einame naikinti. Kokia yra pirma idėja, tai visai protingai manau. Čia va turime kilimėlį
kur dirbsime ir bandysime, žiūrime. Gerai, aš net nežinau, ko man tikėtis. Aš tiesiog galvoju ant vieno padėti ir tiesiog bandyti, pažiūrėti, kas bus. Da. Gerai, jis juda iš vietos. Tas yra biški problema. Šiek tiek sunkiau negu maniau, aš galvojau, kad jau bus lūžęs. Ką dabar daryti? Gerai, idėja tada tokia, kad padaryti mažą tokį griovelį ir tada tas griovelis pabūni tokį aštrų ir tada lyš per pusę. Nes dabar, nežinau, čia po biški griūna. Tai reikia padaryti mažą griovelį. Po biški yra tokie įskilimai. Gal tiesiog lėtai ir pavyks. Plytoje yra jau įdubimas, kur tada kamuoliukas tas netiek juda, bet vis vien. Dar reikia. Oi. Čia jau kažkoks įskilimas yra. Jau progresas daromas. Pabandom šiek tiek aštesniu kampu. Kamuoliukas atrodo tragiškai, bet neatrodo, kad kils artimiausiu laiku, kas nėra gerai. Tai po kelių valandų apmąstymo gal nereikia pamiršti savo praeities, gal jos laužyti nereikia pilnai. Gal aš čia taip sakau, nes šitas kamuolys tiesiog nulūžta, bet gal čia yra tiesiog visatos pasakymas, kad jeigu mes norime būti žmonės, kokie esame dabar ir tobulėti, mes turim nepamiršti, iš ko mes kilome. Nesvarbu, kiek mes bandysim pamiršti praeitį, mums yra svarbi. Per daug sunku šitas laužyti.